Sekantis pratimas, kurį mes darysime, tai yra stumimas kojomis treniruoklėje. Kadangi treniruoklę mes neturime, mes jį imituosime. Šis pratimas yra skirtas šlaunies raumenims, tai yra būtent keturgalviai, dvigalviai šlaunies ir blauzdoms. Mes atsisėdame stabiliai treniruoklėje, įsiremiam galvą, įsiremiam nugarą, sėdmenys tvirtai prispausti, dedam kojas ant plokštumos, kojas turi būti šiek tiek plačiau negu pečių plotis, stabiliai įremtos, laikomės už rankenų, ištiesiam kojas pilnai, bet neperspaudžiam kelių sąnarių. Ir dabar įkvepiam ir iškvepiant stumiam. Dar kartą įkvepiam ir stumiam. Šiame pratime yra labai svarbu stebėti, kad visas kūnas būtų gerai prispaustas prie treniruoklio, kojos būtų plačiau pėdos negu pečių plotis ir dirbant visą laiką išlaikom šitas pozicijas. Ir vėlgi nusistatom treniruoklį tikram pasipriešinimą. Tai dabar pabandyk. Nugara prispausta prie kėdės. Pradinė padėtis ištiesiam, pilnai išties kojas. Ir dabar įkvepiam ir iškvepiam, grįžtam. Tai va.